pasiklausius tokios gražios, harmoningos muzikos, norėčiau su jumis susipažinti truputėlį. Mano vardas Maja, aš esu sertifikuota Monroe instituto instruktorė ir iš tikrųjų visą dieną šiandien labai džiūgavau, kaip nuostabu yra, kai galiu pasakyti, kad mano darbas yra dalintis tuo, kas mane pačią ant tiek veža. Ne visai lietuviškas išsireiškimas, bet iš tikrųjų tai yra toks stebuklas mano gyvenime ir kažkaip šiandien besiruošdama šitam susitikimui tą labai aiškiai savo suvokiau, kad man yra didžiulis džiaugsmas dalintis su jumis šituo dalyku ir būtų labai įdomu išgirsti iš jūsų šiek tiek. Ir šitą susipažinimą aš noriu pradėti tokiu suktu kampu. Taip, klausimas jums, per kurį norėčiau su jumis susipažinti. Klausimas yra labai paprastas. Kas aš? Vienu sakiniu. Kas aš kaip žmogus? Galbūt tai yra kažkokių savybių rinkinys. Galbūt tai yra viena kažkokia dominuojanti savybė. Nebūtina gilintis į metafiziką ar ten biologijos vingrybės. Visiškai tiesiog, bet kaip jums šiandien atrodo, kas aš esu? Taip, truputėlį pasigalvokit savo, susiformuokit vienu sakiniu, kad ne per daug kablelį jame būtų, kad paprastas sakinukas, kas aš? Aš kaip žmogus. Kodėl aš norėjau iš jūsų šitą išgirsti? Todėl, kad visų pirma buvo labai įdomu sužinoti, kokia jūsų pozicija yra prieš pradedant, tarkim, tokį darbą su savimi, kaip HemiSync. Nes HemiSync yra nuostabus įrankis, padedantis būtent atrasti tą kažką daugiau, ar ne, esu kažkas, noriu būti kažkas daugiau, kaip čia kažkas sakė, nuolat ieškantis, truputį pasimetęs, bet neprarandantis vilties. Tai vat, HemiSync yra nuostabus įrankis, kuris būtent pažinime savęs ir pažinime savęs per tokią prizmę, kaip aš esu daugiau negu mano fizinis kūnas. Ir nors žmogus tikrai yra daugialypė, daugiaspalvė, įvairia pusė, įvairia kampė būtybė, ne? Tiesiog norėčiau pasižiūrėti į žmogų būtent per šitą prizmę, kad aš esu daugiau negu mano fizinis kūnas. Todėl, kad labai dažnai šitam gyvenime mes užsiveliam būtent tame fiziškume, ar ne? Tai, ką galiu pačiupinėti, tai yra mano 5 fizinės juslės ir tai yra viskas, kas aš esu. Ar ne? Ir tai mumis šiek tiek riboja. Tiesiog atradę tą vietą, nes Monroe institutas, žodžiu, labai skatina jumis žiūrėti į visą tai, ką jūs atrandate, būtent per tokią prizmę, kad aš esu daugiau negu mano fizinis kūnas. Kodėl? Nes Monroe institutas iš tikrųjų neprisiriša prie jokios religijos, neprisiriša prie jokios ideologijos ir neskatina jūsų tą daryti iš tikrųjų. Tiesiog vienintelis dalykas, kurio mes prašom, jeigu jūs ateinate ir pradedate darbą su savim, naudojant HemiSync technologiją, pasižiūrėti, tiesiog sukurti savo galvoje tokią galimybę, kad o galbūt aš esu daugiau negu mano fizinis kūnas. Ir kad paskatinti tokią galimybę, noriu, kad pasižiūrėtumėte tokį dalyką, kaip, tarkim, yra labai daug reiškinių, kurie mums atrodo, kad yra reiškiniai. Žiūrėkit, prašau. Trinsim. Sėskit gal geriau į šitą pusę, kur nors dar galėsite pasiklausyti pratimo. Tik telefoną išsijunkite, ir čia kažkas vibratorių išsijunkite iš telefono. Čia per vidurį pratimo pradėjo vibruoti kažką. Šitoj pusėj girdėjau. Tiesiog yra tokių dalykų mūsų gyvenime, kuriuos mes vertinam kaip vienkartinius, atsitiktinius reiškinius. Monroe institutas juos vadina būsenomis. Kodėl būsenomis? Todėl, kad juos galima atkurti ir išlaikyti tiek, kiek mes norim. Mes paskui išsiaiškinsim, kaip tą galima padaryti. Tai tarkim,
vienas iš tokių dalykų yra intuicija. Ne? Na, važiavau, staiga supratau, kad reikia sustoti, nežinau, kodėl sustojau ir čia per raudoną pralėkė kita mašina. Įvykis atsimenu visą gyvenimą, ne? Ar galėčiau atkartoti? Ne. Todėl, kad aš žiūriu į tai, taip aš esu mano fizinis kūnas, ar ne? Vėlgi, kūryba, koncentracija, valia. Labai geras pavyzdys yra kursinio rašymas, ar šiaip kokio rašto darbo rašymas, ar ne? Na, raštą reikia priduoti penktadienį. Ateina pirmadienis, jau žinau prieš savaitę, kad reikia rašyti. Pirmadienį atsisėdau prie kompo, neatėjo įkvėpimas, ar ne? Nėra kūrybos. Nu, neatėjo. Atsistojom, ateina antradienis. Antradienį jau kaip ir žinau, ką rašysiu, atsisėdu prie kompiuterio, man skambina draugai, aš ten turiu kitų reikalų, koncentracija neįvyko, ne? Nu, kitą dieną. Trečią dieną atsisėdu ir jau kaip ir viskas yra, nu, bet taip tingiu. Nu, kažkaip, nu, neatsitiko valia, ne? Nu, neatsitiko, nes mes galvom, kad tai yra reiškiniai. Ne, bet Monroe institutas sako, kad mes visą tą dalyką galime labai lengvai atkurti. Ir kad tai nėra, jeigu mes į tai žiūrime tik tai kaip į savo fizinio kūno galimybės, ar ne, nu, vat kažkas ten. Ėjo vienas neuronas, atsitrenkė į kitą, užkliuvo, susijungė ir gavosi intuicija, ar ne, kažkaip pataip. Nes medicina iš tikrųjų, na, tarkim, net ir biologija gali taip aiškinti šiek tiek, ne, bet tai aiškina kaip pasekmę. Ne, nu, tarkim, ten kūrybos metu mūsų smegenyse padaugėja endorfinų, ne, nu, tarkim. Kodėl tų endorfinų nepadaugėjo pirmadienį, kai aš norėjau rašyti, kodėl tie endorfinai atsirado tik tai penktadienį? Ne, kodėl, bet aš einu gatve ir man nepadaugėja tų endorfinų ir ten aš nepradedu staiga kurti. Kodėl jie atsiranda tik tai tada, kai jų reikia? Kodėl, bet, nu, mes pradedam kurti ir štai tada visi neuronai, elektronai susijungia, įvyksta kūryba. Jeigu mes į tai žiūrim tik tai, kaip aš esu mano fizinis kūnas, tai yra labai sunkiai paaiškinama ir labai siaurai paaiškinama. Jeigu žiūrėti į santykių pusę, tai vėlgi yra, tarkim, empatija. Ir tokių pavyzdžių yra labai daug. Prasme, tokių įvykių, reiškinių, kurie iš tikrųjų yra būsenos, yra labai daug. Aš tiesiog paminėjau keletą, kad suklivinti jūsą šitą idėją, kad iš tikrųjų jūs esate daugiau negu jūsų fizinis kūnas. Na, tarkim, jeigu žiūrėti per empatiją, ne, nu, būna, su žmogum susėdi, šnekiesi iš pusę žodžio, viską suprantam, kitą dieną atsisėdi ir jau nieko nebesupranti. Kodėl? Nu, gal nuotaika ne ta buvo, gal ten, nežinau, magnio šiandien trūksta, ten kažkoks verbas įsitempęs, nežinau. Jeigu mes į tą žiūrim tik tai kaip per fizinio kūno prizmę, tai visa tai yra toks, nu, atsitiktinumas, ne? Mes esam viso šito vergai. Ir jeigu žiūrėti tai, kaip aš esu, aš egzistuoju tik tai savo kūno ribose, tai mes prisiemame tokią pasyvę poziciją. Ne? Pasyvi pozicija vadinasi, nu, kaip? Nu, mano kūne kažkas vyksta, nu, aš negaliu to kontroliuoti. Jeigu mes prisiemam aktyvę poziciją, tai yra, aš esu daugiau negu mano kūnas, aš esu daugiau negu mano fizinis kūnas. Atsiveria didžiulės galimybės. Atsiranda labai daug laisvės visą tą dalyką valdyti ir įdarbinti tikslingai savo gyvenime. Tai tarkim, pasyvioje pozicijoje aš priklausau nuo savo biocheminių reakcijų. Na, tarkim, trūksta magnio mano organizme, ne, tai vadinasi, man šiandien bloga nuotaika, tai vadinasi, aš negaliu nieko daryti. Na, taip yra, jeigu aš esu mano fizinis kūnas, tai ir yra. Tačiau jeigu mes prisimam aktyvę poziciją, tai aš jau esu atsakingas už visą tai, kas vyksta manyje. Aš galiu tą kontroliuoti ir aš galiu tą nukreipti tą linkme, kurią aš noriu. Jeigu aš esu pasyvioje pozicijoje, tai mano būsenos priklauso nuo daugybės išorinių ir vidinių reikšmių. Reiškinių, veiksmų, žodžiu. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad, na, iš tikrųjų, mano būsenos yra priklausomos nuo kažko. Na, mano bendradarbis blogoje nuotaikoje, mano būsena nuo jo priklauso. Ne, man, nežinau, kažką ne tą suvalgiau, man skauda pilvą, nu, taip yra kūnas taip reaguoja, jeigu mes jam kažką ne taip padarom. Bet jeigu man tuo metu reikia susikaupti ir dirbti, tai, nu, tai nėra pasiteisinimas, ar ne? Aktyvioje pozicijoje aš galiu pasakyti, kad aš galiu kada panorėjęs tikslingai įeiti į bet kokią būseną. Mes gal kol kas neturime įrankių, kaip tą padaryti, bet su Hemisync tai yra labai lengvai padaroma ir aš paaiškinsiu kaip, netrukus. Ar ne? Tiesiog tai suteikia mums atsakomybę, jėgą ir gebėjimą valdyti visas savo būsenas, taip pat ir nuotaikas. Ar ne? Nes, nu, vėlgi, ypač moterim labai dažnai būna, kad man šiandien bloga nuotaika, nelįskit prie manęs, aš nieko negaliu. Ar ne? Nu, ir tai yra pasiteisinimas.
Tai yra va, toks visagalis atsakymas į visas gyvenimo situacijas, man bloga nuotaika. Bet tai ta nuotaika kieno? Iš kur ta nuotaika atsirado? Ar jinai staiga atėjo ir mane užvaldė? Na, jeigu aš esu tik mano fizinis kūnas, tai tada taip, nu ten vėlai kažkoks ten endorfinas nedaėjo iki to kanalo, kuris tai būtų laimingas, kur, žodžiu, sukeltų jums laimės nuotaiką, laimės pojūtį ir tiesiog laimė neįvyko. Tačiau, jeigu aš prisiemu aktyvią poziciją, tai reiškia, kad savo nuotaikas aš galiu kurti ir kontroliuoti pats. Ar ne? Ir, na, kaip? Kartais visai gal ir malonu pasakyti tą, na, man bloga nuotaika. Ir, na, tai būna bloga nuotaika, būna atsitinka įvairių nelaimė, ar ne? Ir tai nereiškia, kad iš karto viską reikia išbraukti ir būti laimingam visais gyvenimo atvejais, ne. Bet tiesiog būna taip, kad, nu, ten numirė mano mylimas kačiukas, o šiandien didžiulis rimtas susirinkimas darbe. Ir ką daryti? Nu, man bloga nuotaika jau nebepadeda. Reikia susikaupti ir eiti į darbą ir dirbti produktyviai. Ne, bet jeigu mes visgi sukūrėme tą prielaidą, kad, na, man bloga nuotaika, tai žodžiu, atėjau, sudalyvavau tame susitikime, nieko nesigavo, nu, bet ką galiu padaryti, mano kačiukas numirė. Na, gal ne visai taip, ne? Galbūt mes iš tikrųjų galime susikurti tą nuotaiką tokia, kokios jos reikia, ir kad jinai būtų produktyvi. Kad mes galime iš tikrųjų įvesti save nuoširdžiai į tokią būseną, kurioje mes galime veikti, funkcionuoti ir atlikti visus darbus, nežinau, tai nebūtinai netgi darbai. Galbūt susitikti su draugė ir ją paguosti, nors pačiam labai sunku, kačiukas numirė. Taip. Tiesiog pasyvioje pozicijoje visi šitie dalykai, kaip intuicija, kūryba ir panašus, kuriuos buvau išvardinusi prieš tai, jie tampa atsitiktinumu. Nu, atsitiko, ar ne? Nu, kažkaip ištiko mane tokia kūryba. O jeigu aš prisiemu aktyvią poziciją, tai reiškia, kad aš galiu tai lavinti. Ar ne? Tai lygiai taip pat kaip, na, paprastas pavyzdys, ar ne? Jums dabar reikėtų nubėgti 20 km. Nu, tai gal ne kiekvienas nubėgtų. Bet tai nereiškia, kad jūs grinai teoriškai, grinai praktiškai negalite nubėgti šitų 50 km ar 20. Arba padaryti 50 atsispūdimų. Nu, dabar gal ir nesigautų, bet jeigu jūs treniruotumėtės kiekvieną dieną, tai jūs jos padarytumėte. Ir po to sakytumėte, o, tai čia 50 nėra kreipti, aš galiu 100 padaryti. Tai lygiai tas pats yra su mūsų šitais vidiniais procesais. Tiesiog, kadangi mes ant tiek koncentruojamės į savo fizinius pojūčius, į tas 5 fizinės juslės, mes pamirštame, kad yra kažkas daugiau, ką galima lavinti. Ne? Mes galvom, kad mes galim lavinti savo kūną, ne jo ten reakcijos greitį, bėgimo ištvermę, dar kažką. Bet pamirštam, kad viduje yra didžiuliai resursai, kuriuos irgi galima lavinti. Ir labai dažnai yra toksai, na, tarkim, pasiteisinimas pasyvioje pozicijoje, kad man tai neduoda. Nu, gal aš ir norėčiau tą savo gyvenimą kažkaip kitaip tvarkyti, gal aš ir norėčiau, kad jame būtų daugiau kūrybos, bet, nu ką aš galiu pasakyti, nu, nesu kūrybingas žmogus, nu, tai, bet už tai ir dirbu nemėgiamą darbą, už tai ir, žodžiu, ir vyras ne tas, kokio norėjau. Nu, žodžiu, gyvenime viskas ne taip, nu, bet ką aš galiu padaryti, man tai neduota. Nu, nesu aš ten baisus verslininkas, nu, nebus iš manęs boso, nu, ką, nu, toks pasiteisinimas man tai neduota. O iš tikrųjų visa tai pralavinama. Visa tai yra įgūdis. Ir tiek kūryba, tiek intuicija, tiek koncentracija, tiek, aš ten dar buvau gerai vardinus, valia, visi šitie dalykai yra lavinami. Ir daug paprasčiau, negu jums atrodo. Nes Robertas Monroe, viso šito dalyko įkūrėjas, kai jam ištiko suvokimas, kad jis yra daugiau negu fizinis kūnas, nu tai patikėkit, jam linksma nebuvo. Iš tikrųjų, Robertą Monroe šitas suvokimas aplankė, na, įpusėjus 60. Žmogus 50 kažkiek metų, gyveno savo laimingai, buvo sėkmingas verslininkas, žodžiu, turėjo užsukęs ten didžiulį radijo stočių verslą, vėliau persimetė į kabelinę. Tai turėkime omeny, kad čia yra 60-ieji metai Amerikoje. Tai, žodžiu, radija tuo metu buvo didžiulis reikalas. Tai ten, nu, buvo žvaigždžių žvaigždė, magnatų magnatas, žodžiu, visus šitos dalykus bedarydamas. Ir kažkaip vieną dieną, žodžiu, sugalvojo jisai, kad jam trūksta gyvenime kažko, jau ten
radiją po truputėlį pradėjo užsilinkinėti, televizija pradėjo ją išstumti, jisai ten, žodžiu, prisipirko televizijų stočių. Ir kažkaip po truputėlį jam ėmė iškėti, kad televizija gal ne visai yra tas dalykas, kuo jisai ten visą gyvenimą svajojo užsiimti. Ir kadangi Robertas Monroe yra vienas iš tų pavyzdžių, kai žmogus yra labai aiškiai koncentruotos minties. Ne, noriu, darau, turiu. Jokių tenais, norėčiau, gal ir ne. Nu, tiesiog žmogus turėjo tokią savybę. Ką noriu, tą ir padarau. Ir žodžiu, jisai sugalvojo išbandyti tokį dalyką. Vėlgi 60-ieji hipiai ir jisai sugalvojo pabandyti, o gal įmanoma mokytis niekant. Kadangi žmogus buvo elektrotechnikos ten genijus, inžinierius, turėjo daug ryšių, daug žinių ir daug priemonių, jisai ėmė galvoti, kaipgi čia tą padaryti. Nu, žodžiu, mokytis miegant yra labai šauni idėja, bet tai visų pirma reikia užmigti. O kaipgi užmigdyti aktyvų amerikietį, kuris ten išsidūzgęs, įsivaizduokit, 70-60 metais, kiek reikalų. Dar net nežinau, kaip internetas gali būti. No. Tai va, tai žodžiu, išsikėlė jisai savo tokią užduotį, kaip užmigdyti žmogų, kuris, tarkim, jam dabar reikia užmigti ir jisai nori pasimokyti. Kaip jį užmigdyti? Na, pradėjo jisai eksperimentuoti su garsu. Iš pradžių vienaip, paskui kitaip, žodžiu, ir galų gale atrado šitos binauralinius dažnius. Ir, žodžiu, jisai viską ant savęs bebandydamas, vieną dieną suprato, kad dedasi keisti dalykai. Prasidėjo kažkokios keistos vibracijos. Žodžiu, žmogus įsitikinęs, aš esu tik tai mano fizinis kūnas. Aš egzistuoju šito kūno ribose, kas su manim negerai, kokios čia vibracijos. Ir tiesių taikymų pas daktarus pasidarė visus ten tyrimus, ten, nežinau, širdies, smegenų, veiklą, nusiskanavo, plaučius išsityrė, žodžiu, viską. Atėjo 3 daktarus, niekas nieko neranda. O tai įdomus reikalas. Žodžiu, jeigu fiziniam kūne nieko nevyksta, tai aiškus dalykas, aš krausiausi iš proto. Ir, žodžiu, kad čia šeimos negazdinti, tai tyliai taip nuėjo pas savo draugą, psichoterapeutą. Su tuo draugu pasišnekėjo, aš sako, Robertai, klausyk, iš to, kiek aš tave pažįstu, tai tu ko gero sveikiausias mano pažįstamas žmogus. Ir sako, tu gal čia, nieko baisaus tos vibracijos, gal kažkaip, nežinau, praeis. Žodžiu, Robertas grįžo namo, visas susimąstęs, kągi čia daryti. Ir vėl prasidėjo tos vibracijos, jau jam prieš einant miegotis, toliau klausosi tų savo dažnių ir supranta, kad vėl tos vibracijos prasidėjo. Ir Robertas, būdamas tokios koncentruotos minties žmogus, sako, tiek to, jeigu mane tai nužudys, tai tegul nužudo, bet man reikia išsiaiškinti, kas yra už tų vibracijų. Ir, žodžiu, vieną kartą jisai išklausė tas vibracijos, ir tai prasidėjo, nudusgė praėjo. Antrą kartą, kažkaip jis po truputėlį ėmė įprasti, kad tos vibracijos jam taip prasideda, praeina. Žodžiu, vieną vakarą jisai lygiai taip pat pasiklausė tų savo įrašų, gulint lovoj su žmona, kai klausosi tų įrašų. Ir staiga supranta, kad priešais jį kažkoks keistas fontanas. Iš kur čia mano namuose fontanas? Jisai į tą fontaną įsižiūri įdėmiau ir supranta, kad tai yra jo sietynas. Tai gal tai visgi nėra lubos, nėra grindis, tai yra lubos. Bet tai kaipgi aš čia ant jų guliu. Pasižiūri ją pačią akurat. Apačioj lovoje guli jo žmona. Šalia jo žmonos kas? Jis pats. Ir šitoj vietoj jau jo daugiau įkalbinėti nereikėjo, žodžiu, su baime jisai ten kažkaip parsiyrė į tą savo kūną. Ir kitą dieną jau buvo įsitikinęs, kad čia tikrai jam kažkoks smegenų auglys, aš mirštu, kaip taip gali būti, čia kitaip prieš mirtį taip atsitinka, kai pamatai save iš šono. Vėlgi, atgal pas daktarus, visiems aiškinti, kas ką, dar kartą visiems perskanavo smegenys, nieko nerado. Vėl pas tą patį psichoterapeutą nuėjo ir tas psichoterapeutas pasiskaitęs knygų, sako, klausyk, Robertai, aš čia skaičiau, Indijoje panašiai darosi, žodžiu, ten po 20 metų žmonės pasėdė ašrame, meditacijos tokiam lotose ir, po to jau būna taip kaip tau, žinai, čia tokia, žinai, Robertai, tu nesistebėk, čia tokia sena praktika, žinai, seniai žinoma pasaulyje. Robertas sako, tai ką man daryti? Ką sako, Indijoje ašrame pasėdėsi, žinai, ištobulinsi, išmoksi visą tą valdyti, metų 10-20 ir jau būsi profas. Robertas sako, ne, ačiū. Su tokiais variantais čia man,
kurgi pas mane verslai, čia, žodžiu, šeima, vaikai, o jūs norit mane į Ašramą išsiųsti. Nu, bet kadangi tos vibracijos visgi buvo įdomios ir visi šitie reiškiniai buvo labai įdomus, jisai toliau gilinuosi. Ir kuo toliau, tuo įdomesnių dalykų atrado. Žodžiu, pradėjo jisai viską tyrinėti, pradėjo žiūrėti visą tą moksliškai, pradėjo tenais viską sąžiningai užrašinėti, žodžiu. Ir taip su kiekvienu žingsneliu jis vis labiau tobulėjo, kol 71 metais tapo aišku, kad šitas dalykas yra labai naudingas, kad iš to galima išpešti labai daug naudos ir informacijos ir kad tai gali labai padėti ne tik pačiam Robertui, bet ir daugeliu kitų žmonių, kurie iki to laiko galvojo, kad su jais kažkas negerai darosi. Nes Robertas, kai pradėjo pasakoti visą savo šitą istoriją, kai jis parašė pirmąją knygą, tai jis labai pats bijojo, kad visi pagalvos, kad jis iš proto kraustosi. Kaipgi aš esu daugiau negu mano fizinis kūnas. Žodžiu, jį pradėjo plūsti laiškai žmonių, kurie turėjo labai panašias patirtis ir kurie galvojo, kad kraustosi iš proto. Ir tiesiog, kadangi neturėjo tokių gerų draugų psichoterapeutų, tai aišku, šeimyna ir draugai jiems patvirtino, aišku, kraustosi iš proto. Žinau, kaipgi tu esi daugiau negu tavo fizinis kūnas, nesąmonė. Tai vat, vienas iš tikslų, kodėl buvo įkurtas Monroe institutas, buvo tiesiog tai, kad padėti žmonėms, kurie ieško. Ir padėti žmonėms, kurie randa, suprasti, ką jie rado. Nes labai dažnai mes tai, ką randam, ar ne, nurašom arba kaip nepaaiškinama, arba kaip nelogiška, arba kaip fantazija, arba kaip atsitiktinumą, žodžiu. Tiesiog nevertinam iki galo ir neužfiksuojam tų savo patirčių, kad jos pilnai pereitų į mūsų gyvenimą. Ir tikslai, kurių siekia Monroe institutas, yra tokie pagrindiniai du. Pirmas, tai yra būtent žmogaus vidinių resursų, kaip sąmonė, sąmoningumas, šitų resursų tyrinėjimas, pažinimas, gilinimasis į juos ir tiesiog tų ribų stumimas dar toliau, o kas dar toliau, o kas dar toliau. Bet kad tai netaptų Indijos ašramų, kur jūs tiesiog suprantate, kad esate daugiau negu jūsų fizinis kūnas ir, kaip sakant, pabaiga. Toliau tik tai nirvana, nieko nėra, jūs sėdite lotuse, aplinkui jūs kalnai, tyla ir ramybė. Robertas, manau, tikrai netoks žmogus buvo, tai jam buvo labai įdomu, kaip šitą, ką jūs atrandate tose patirtyse, kad jūs esate daugiau negu jūsų fizinis kūnas, kaip tą dalyką pritaikyti praktikoje. Kaip padaryti taip, kad jums nereikėtų, nežinau, aplankė jūs intuiciją po 3 valandų sėdėjimo lotuse. Nuostabu, aplankė, bent jau tiek, ar ne, bet, jeigu jūs priėmėt tik po vieną svarbų sprendimą į dieną, tai tokia sistema tinka, bet jeigu jums reikia spręsti nuolatos, ar ne, ir ta intuicija, ir kūryba, reikalingi taip, online, einant ir dirbant, tai jau toks, ne visai tinka šita sistema. Dėl to Monroe instituto vienas iš tikslų yra, kaip galima, ne tik tai, kad keliauti į tas nefizinės plotmes, ne tik tai, kad pažinti save kaip daugiau negu fizinį kūną, bet ir pritaikyti tą savo fiziniam gyvenime. Kad jūs galėtumėt funkcionuoti ir funkcionuoti dar geriau, negu buvote prieš tai. Ir misija Monroe instituto būtent tai ir yra, kad kuo daugiau žmonių pasaulyje suvoktų, kad jie visgi yra daugiau negu fizinis kūnas. Kad kuo daugiau žmonių atrastų tą džiaugsmą ir laisvę, suvokimo, kad aš galiu valdyti savo gyvenimą. Ir ne tik tai per išorinės priemonės, ar ne? Žodžiu, jeigu noriu susikurti saugumą, tai nusiperku šarvuotą automobilį. Aš galiu savo tą vidinį saugumą platinti. Aš galiu savo vidinės būseną, savo vidinį resursą didinti, plėsti ir įdarbinti į savo gyvenime kuo efektyviau. Ir pagrindinis įrankis siekiant, ir pagrindinis įrankis, kuris padeda tai padaryti, kuris padeda tai įgyvendinti jūsų gyvenime, yra Hemisync technologija. Tai Hemisync, žodžiu, buvo išvystyta, ne iš karto. Užtruko nemažai tyrimų, kol buvo išvystyta Hemisync technologija, bet jinai yra pagrįsta binauralinių ritmų teorija. Binauralinius ritmus išrado ne Robertas Monroe, jos išrado 39 metais vienas vokietis,
Nu, bet ką tas vokietis juos išrado, atrado, kad vyksta toks kaip procesas, o procesas vyksta koks. Imam vieną bangą, vieną, kaip čia pasakyti, garsą, vientisą tolygų garsą ir siunčiame jį į vieną ausį. Tai va, tasai, kuris yra apačioje, yra šiek tiek lėtesnis. Čia labai sunkiai matosi, nes jie labai panašus. Tai tarkim, jeigu imtume 100 ir 107 Hz dažnio signalus ir siūstume juos į skirtingas ausis, tai tarkim, apačioje yra 100, viršuje yra 107. Tai mūsų smegenys tiesiog negali apdoroti tokių labai panašių signalų vienu metu. Joms tai yra labai panaši informacija ir jos negali išduoti dviejų skirtingų rezultatų, kai mes girdime tokius labai panašius garsus. To, kas atsitinka. Kai šitie signalai, žodžiu, susitinka nulinėje fazėje, jie vienas kitą atšaukia, nulina. O kai jie susitinka aukščiausioje fazėje, jie vienas kitą rezonuoja. Ir tokiu būdu gaunasi toksai efektas, vadinamas binauraliniu dažniu, kuris yra būtent to skirtumo dažnio. Tarkim, jeigu yra 100 ir 107, tai binauralinio ritmo dažnis yra 7 Hz. Ir kaip tik, kai mes klausysimės tą pratimą, jūs galėsite patirti, kaip atrodo binauralinis ritmas, kaip jisai skamba, jeigu dar nesate to bandę prieš tai. Ir labai skatinu padaryti tokį dalyką, kai Robertas pasakys, kad štai dabar paleidžiu abu garsus vienu metu, pabandykite vieną ausinę išsimti. Ir pamatysite, kas yra. Jūs tiesiog girdėsite tolygų garsą, išsimsite kitą, vėl girdėsite tolygų garsą. Susidėsite abi, garsas bus banguojant. Tai va, tai yra tasai įdomusis binauralinis ritmas, kurio pagrindu yra paremta Hemisync technologija. Lietuviškai mušimų dažnis vadinama. Mušimų dažnis, ar ne? Jo, menų ieškotojai tokį principą veikia. Tų generatoriai, kada atsiranda pašalinis metalas, viskį išderina ir vat gaunasi tos mušimų dažnis ir jį girdite. Tai čia principas tas pats. Tiesiog, kadangi labai daug kas jau yra susitikęs su šituo pavadinimu, kaip binaural beats, angliškai, tai mumis skatina taip ir versti tiesiog. Aš anksčiau, kol ir angliškai nemokėjau, baigiau radiotechniką. Reikia pagalvoti, ar tai atitinka, galbūt čia tiesiog per kažkokią kitą prizmę pavadinta. Ne, čia tas pats yra, tikrai tas pats. Na va. Tai žodžiu, šitą būtent principą mes turėsime galimybę pasiklausyti netrukus, tiesiog supasakosiu visą teoriją, kas ir prie ko. Ir dabar pasvarsmečiau. Tiesiog, kuom jie yra naudingi, šitie binauraliniai dažniai. Visų pirma, kai smegenys nesugeba išdiferencijuoti dviejų skirtingų signalų, vyksta labai įdomus dalykas, žodžiu. Šis dalykelis va. Šitoj ir šitoj smegenų vietoje daugmaž yra tokie imtuvėliai, kurie yra atsakingi už garso priėmimą. Ir tie imtuvėliai, žodžiu, vienas gauna vieną signalą, kitas gauna kitą, jie jo nesupranta ir ima gaminti tą binauralinį dažnį. Binauralinis dažnis tada keliauja į kamieną smegenų ir visos smegenys ima veikti vientisai. Tiesiog dėl to, kad tie klausos imtuvėliai ima sinchronizuotis, gaminti tą patį dažnį, mūsų kamienas siunčia tą signalą į smegenų žievę, žodžiu, ir smegenys ima sinchronizuotis. Ką reiškia sinchronizuotis? Tai nereiškia, kad, tarkim, kairysis ir dešinysis smegenų pusrutuliai pradeda veikti vienodai. Tai nereiškia, kad jie pradeda veikti vienodai, nes jie pradeda veikti iš vieno. Jie pradeda veikti vieningi. Aš šiandien buvau sugalvojusi tokį, pavyzdį, ne? Smegenys, kurios yra nesinchronizuotos, ir čia yra greičiausiai beta bangos, tai yra mūsų kasdieninė budravimo būsena. Šitam pavyzdį mes matome, kad aktyvumas, tai yra raudona zona, yra kairiajam pusrutulyje, vadinasi, dominuoja kažkoks loginis mąstymas, racionalus mąstymas. Ir žmogus gauna elementarų klausimą. Pavyzdžiui, ar nori šiandien į kiną? Paprastas klausimas, informacija įeina į smegenis ir, kadangi aktyvumas yra čia, greičiausiai bus apdorojama per racionalumo prizmę. Pavyzdžiui,
aš vakar miegojau tik 6 valandas, vadinasi, reikia šiandien išsimiegoti daugiau. Nu, toks visiškai racionalus sprendimas, ar ne? Nu, ir kadangi dominuoja šitą pusę, o kairysis ir dešinysis pusrutulis, jie dažniausiai taip truputėlį apsitikrina informaciją. Na, ir čia šitoje vietoje jo paklausia, kaipgi tu dešinysis mūsų emocinį pusrutulį jautiesi. Na, nuotaika ne kažkokia, ne labai gera turbūt. Na, tai atsakymas yra ne, į kiną neisiu, nes noriu pailsėti. Na, labai racionalus atsakymas. Jeigu šitą patį klausimą užduotumėm žmogui, kurios smegenys yra sinchronizuotos, ne? Kuom išsiskiria sinchronizuotos smegenys, tom, kad visa informacija yra apdorojama vieningai. Tai šitoj vietoj kažkas iš atminties galbūt buvo neprieinama, kažkas iš jūsų patirties, kažkas iš jūsų pomėgių, kažkokių faktų, jinai tiesiog nebuvo prieinama, nes nebuvo aktyvizuota ta smegenų dalis, kurioje tas dalykas buvo laikomas. Ne? Tai šitoj vietoj jūsų klausia, ar nori šiandien į kiną? Iš visų savo smegenų jums ateina atsakymas. Klausykit, ašgi prieš 2 mėnesius buvau kino teatre ir mačiau, kad rodo anonsą labai gero filmo, kurį kaip tik dabar turėtų rodyti, ar ne? Tas prisiminimas yra kažkur visoje jūsų informacinėje bazėje, kuri ne visada yra prieinama, kai smegenys veikia chaotiškai. Iš šitos bazės ateina atsakymas, taip, labai norėčiau filmą pasižiūrėti, kadangi smegenys veikia vieningai, ta informacija, jūs iš tikrųjų tiesiog nesijaučiate labai pavargęs, todėl tas racionalus paaiškinamas, kad jūs miegojate 6 valandas, jums nėra aktualus, nes jūs tiesiog nesate pavargęs. Ir galbūt tada iš visos šitos duomenų bazės jūs pasižiūrite, o gal aš galiu tiesiog surasti ankstyvesnį seansą, nueiti į filmą, grįžti namo, ar prisileisti vonę, pasilsėti ir išsimiegoti. Ir jūs išduodate atsakymą, kur jūs žinote, kad tai yra tas atsakymas, kuris yra teisingas. Jūs išduodate atsakymą, taip, aš noriu į kiną. Nes šitas atsakymas yra iš jūsų viso suvokimo. Šitas atsakymas yra, kokia būsena, toks yra atsakymas. Kažkaip jaučiuosi gal truputėlį pavargęs, gal truputėlį surytas. Išduodu tokį atsakymą, noriu, ne, į kiną neisiu, o po to einu namo, važiuoju ir gyvenu, kaip norėjau visai tą kiną nueiti. Tai vat yra toks nesinchronizuotų smegenų veikimo pavyzdys, kai nei taip, nei ne. Ir tai yra labai geras skirtumas, kada mes žinome, kada atsakymas yra tikrai teisingas ir kada mes nesame tikri, ar tas atsakymas yra teisingas. Taip. Čia, kada kaip restorane valgyti užsisakinėja, ne, tai būna tas nesinchronizuotas variantas. Jo, kai draugo lėkštėje visą laiką kažkas skaniau užsakyta yra. Tai va, tai žodžiu, jau vien šitas efektas yra nuostabus ir turėti savo smegenis sinchronizuotas kuo ilgesnį laiką yra labai šaunus dalykas, nes nusiema labai daug šitų abejonių, nei taip, nei ne, kur ten, nes labai dažnai atsakymas šitoj vietoj yra, truputėlį loginis, bet norėčiau, kad būtų ir labiau emocinis kažkoks, toks traukia ir į vieną pusę, ir į kitą pusę, bet ta pusė, kuri dominuoja, ta laimi ir atsakymas yra išduodamas pagal tą, pagal dominuojančią jūsų smegenų pusrutulio dalį, ar tiesiog pagal tuo metu dominavusią nuotaiką. Galbūt jūs tiesiog sėdėjote darbe, buvo viskas labai racionalu ir logiška, ir draugas paskambino, jūsų seniai pasilgęs, ir jūs net nepagalvojate apie kažkokius jausmus, emocijas, jūs tiesiog išdavėte atsakymą iš racionaliosios dalies. Ne? Tai va, tai jeigu dar šito efekto jums negana, binauraliniai dažniai turi dar vieną labai smagų dalyką, tai yra smegenys ne tik sinchronizuojasi, jos dar ir ima veikti tuo dažniu, būtent tuo skirtumu, tuo binauralinio ritmo dažniu. Tarkim, jeigu mes turėjome pavyzdį 107 ir 7, tai smegenys ilgai klausydamos šito 7 Hz binauralinio dažnio ima derintis prie šitų 7 Hz ir po truputėlį įeidinėja į 7 Hz veikimo dažnį. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad yra visas spektras būsenų, čia jos labai smulkiai surašytos, tiesiog norėjau, kad viskas jaustų. Yra visas spektras. Žodžiu, mes dažniausiai tame, ką mes veikiame, esame tarp 14 ir 30 Hz. Anksčiau sakydavo, kad žmogaus smegenys veikia tarp 14 ir 20 Hz. Tačiau mumis nuolatos, šiuolaikinį žmogų nuolatos pasiekia
daug dirgiklių, kurie yra virš 100 Hz. Tai yra visos mūsų mikrobanginės krosnelės, mobilūs telefonai ir kiti dalykai, kurie veikia aukštų dažnių. Dėl to mūsų smegenys yra jo veikiamos ir natūralus jų funkcionavimo dažnis didėja. Bet šitoje būsenoje, jeigu mes sugebėtume sinchronizuoti savo smegenis ir atrasti būtent šitą, tai yra vadinamos tikslinės būsenos, ne įvykiai, ne atsitiktinumai, tai yra tikslinės būsenos, kurias galima atkurti ir kurios yra sėkmingai atkūrinėjamos su Hemi-Sync pagalba. Tai, žodžiu, visų pirma, tai yra mūsų įprastinė būdravimo būsena, tai yra loginių uždavinių sprendimas, racionalus mąstymas, koncentracija, žodžiu, dominuoja kairysis pusrutulis. Tai yra vis tiek tokia daugiau mažiau mūsų kasdienybė, kur mes einam į darbą, atliekam savo funkcijas, kažką sprendžiam, žodžiu, per daug nesigilindami į jausmus. Alfa bangos yra šiek tiek lėtesnės. Nuo 8 iki 14 Hz, tai jau yra tokia užsisvajojusi būsena, kaip sėdžiu darbe, žiūriu pro langą, mintis kažkur nuplaukia, aš jau lyg ir nebe savo kūne, kažkur nukeliavau toli, niekas nežino kur, ir staiga, aplanko intuicija, įžvalga. Ateina klausimas, kur visą dieną sėdėdamas prie kompiuterio negalėjau rasti atsakymo, tas atsakymas ateina, nes smegenys įėjo į daug ramesnę veikimo būseną, kurioje jau yra galimybė susikurti šitą intuiciją, joje taip pat labai gerai lavinti atmintį, bet atmintį tokią, kur, tarkim, mokytis kalbų, jeigu mes sugebame įvesti savo smegenis, su Hemi-Sync pagalba, pavyzdžiui, į alfa bangų būseną ir išlikti joje budrus, neužsisvajoja, mes galime labai giliai įvesti informaciją į savo atmintį, kur jinai išliks ilgam ir jinai toks bus darbinis failas, kuris visada bus galima ištraukti. Tai tarkim, kalbos, kad ir universitetą mokytis kažką. Tai labai gera priemonė mokytis. Taip pat kūryba, vaizdinis mąstymas. Taip. Aš čia pasakoju, Salvadoras Dali, man atrodo, labai mėgdavo atsisėsti į kėdę, žodžiu, prieš paišant paveikslą, atsisėda į kėdę, pasiema rankoje pieštuką ir pradeda snuduriuoti, kol tas pieštukas iškrinta. Tai realiai toks neužmigimo būsena, bet tai yra alfa teta bangos, negilus miegas, ir po to jisai pasakodavo, kaip jam iš karto visas paveikslas atsiveria. Žodžiu, jisai prieš įeidamas į tą būseną užsiduoda savo klausimą, koks bus mano paveikslas. Tas klausimas šitose būsenose bangose yra labai aiškiai ir kūrybiškai apdorojamas, ir jam tiesiog išduodamas atsakymas. Teta bangos yra dar lėtesnės, tai jau yra negilus miegas, tai būtent ta būsena, tai tarkim, jūs jau snuduliuojate, bet jeigu jūs kažkas pažadintų, tai jūs, staiga sukrutintų, tai jūs tikrai galėtumėt pasakyti, kad dar nemiegojot, bet jau turbūt matėte ar kažkokį sapną, ar kažką balsus girdėjo, žodžiu, kažkur jau buvot ne ten, bet dar tikrai nemiegojot. Tai yra teta bangos. Tai yra ta meditacija, kur, žodžiu, visiškai švari sąmonės būsena, kur fiziniai dirgikliai jau nebėra tokie svarbus, informacija priimama ne tik tai iš jūsų 5 juslių, bet dar ir iš to, kas yra daugiau negu jūsų kūnas. Šitoj vietoje yra labai imlios sąmonės būsenos. Tai tarkim, jeigu mes sugebame išlaikyti sąmoningumą, būtent šitoj priešmėginėje sąmonės būsenoje ir kažką ją įteikti, tarkim, merginom aktualus klausimas, aš esu liekna. Jeigu jūs sugebate įteikti šitą dalyką savo prieš užmingant, tokioj grinai toks siuliukas yra tarp miego ir nemiego. Tai jeigu tą siuliuką sugebėti pagauti ir kažką savo įteikti, bet taip su visų išgyvenimu tiesiog pamatyti save, aš esu liekna ir lengvai bėgu gatve ir visi, žodžiu, atsisuka ir į mane žiūri. Tai jūsų pasąmonė, jūsų sąmonė ir jūsų kūnas tą priima kaip tikrovę. Dėl to yra labai efektyvi saviįtaiga šitoje vietoje. Ir jeigu jūsų kūnas, žodžiu, smegenis, protas, siela, viskas, kas jūs esat, visa jūsų sistema, tą išgirdo ir priėmė kaip realų dalyką, taip ir yra. Vadinasi, labai greitai jūsų gyvenime pradės rastis tokios situacijos, kur jūs pradėsite valgyti sveikiau, jūs tiesiog nebenorėsite, McDonald'ų, jūs norėsite sulčių,
Jūs, tiesiog kažkaip natūraliai pradėsite daugiau bėgioti, tapsite labiau aktyvus, deginsit daugiau kalorijų ir prašau, rezultatas pasireikš. Tai vat su HemiSync yra labai efektyvu įeiti į šitą simulės sąmonės būseną. Nes HemiSync padeda išlaikyti budrumą šitoje vietoje. Ir delta bangos tai yra iki 4 Hz. Sakoma, kad nuo 0 iki 1 tai jau yra koma. Tai už tai žmogus labai retai, kada būna žemiau negu 1 Hz, tai realiai nuo 1 iki 4 Hz yra tas gilus miegas, labai efektyvus fiziologinių funkcijų atstatymas. Nes labai dažnai, net jeigu mes miegam, mūsų smegenys dar kažkur dūzgia. Tai vadinasi, jos neduoda aiškaus signalo mūsų kūnui atsipalaiduoti ir ilsėtis. Dėl to, jeigu smegenys yra visiškai sulėtėję, ten beveik nieko nevyksta, viskas, kūnas ilsisi, organizmas atsistato. Tai yra audinių regeneracija, tai yra gydymo būsenos. Tai tiesiog užtenka kartais ir pusvalandžio, bet tokio grinai išsijungimo ir atsikelia, atrodo kaip naujai gimęs. Ir vėlgi su HemiSync yra įrašai, kurie padeda grinai miegoti. Aš pati miegu su tais dažniais, kiekvieną dieną galiu pasakyti nuostabus dalykas. Tai, žodžiu, yra delta bangos, kurios padeda grinai užmigti, bet yra delta bangos, kurios daro dar kai ką. Nes HemiSync tai yra daugiau negu binauraliniai dažniai. Visų pirma, tai yra gyvi ritmai. Gyvi ritmai reiškia ką? Reiškia, kad jūsų smegenys jos nėra kvailos. Mes čia pasakojom, kad galim ją, žodžiu, atgauti, sinchronizuoti, įvesti, kur tik tai norim. Taip ir yra. Tiesiog yra kai kurie ritmai, nesvarbu, tarkim, jeigu mes ir grįžtume. Čia padaryti. Tarkim, man reikia į kažkokią tetą bangą įeiti, ir tarkim, nusprendžiu kažkur tarp 4 ir 8, 6,5. Lygiai 6,5. Aš dabar kalbu, šiaip, iš galvos galbūt tie 6,5 kažką daro, nežinau. Bet, jeigu tai nėra smegenim iš gamtos natūralus ritmas, nieko nevyksta. Smegenys sinchronizuosis, binauralinis ritmas veikia pagal tą sistemą, kur aš nupasakau, ar ne? Ten ausų šitie klausos priėmėjai sinchronizuoja smegenis, bet smegenis neįeina į tą būseną. Nes jom pastoviai yra dirgiklis. Kažkas ne taip, ką čia su mumis daro. Ir vietoj to, kad jos atsijungtų ir klausytųsi, jos pastoviai yra tokioj budrioj būsenoj. Kas manim vyksta? Ar ne? Dėl to, kad tai nėra gyvas natūralus dažnis. Ką padarė Monroe institutas? Jie, kai suprato, kokią naudą teikia šitie dažniai, jie pradėjo skanuoti gyvų žmonių smegenis. Prasme, jie atrado žmonės, kur, tarkim, jeigu žmogus giliai miega ir ilsisi, kokiu dažniu veikia tie smegenis. Va toks. Žodžiu, tai ne tai, kad vienas žmogus išbandė, daug žmonių, kurie giliai miega ir ilsisi, koks gyvas ritmas yra dominuojantis. Šitas. Vadinasi, šitą ritmą mes naudojam miegą. Koncentracija, ne, žmogus, kuris gali, tas pats Robertas Monroe, kuris gali aiškiai koncentruoti savo mintį, susitelkti ties užduotimi ir ją vykdyti. Kokiu dažniu veikia smegenis. Šitą dažnį nusirašom, įrašom į HemiSync, leidžiam naudotis kitiems. Ne? Tai yra tie gyvi ritmai, nes dabar yra labai daug tokių technologijų, kur galima tiesiog pasidarykit savo binauralinį ritmą. Žodžiu, nusistatykite ten, kokio norite ir jums ten prasidės toks tik kalima, žodžiu, prašau. Nežinau, aš esu tikrai nuoširdžiai labai daug ką išbandžiusi iš tokių, tų naujųjų technologijų, kur tie ritmai arba yra nusirašyti, dažniausiai nuo Monroe instituto, jeigu jie yra gyvi, tai jie yra nusirašyti. Nepaslaptis, vis tiek tą patį įrašą galima pamatuoti ir atrasti, koks ten yra tas dažnis. Arba jie yra, tokie, kartais ir padeda, aišku, daug kas priklauso nuo smegenų, daug kas priklauso nuo ko, bet gyvas ritmas visgi yra gyvas ir tai yra iš gamtos ir natūralu ir smegenis supranta, reikia miegoti, einam miegoti, arba ten, reikia kurti, vadinasi, einam kurti. Ir dar vienas dalykas, kuris, vėlgi nesuradusi jokios kitos sistemos, kurioje tai būtų taikoma, kuri naudoja binauralinius dažnius, tai yra tinklelis. Kas yra tinklelis? Truputėlis biologijos. Vadinasi, tai mūsų smegenyse yra dalis, kurios yra atsakingos už motoriką, už mūsų fizinius veiklus, tai yra smegenėlės. Jų yra ir daugiau, bet daugiau, tarkim, pagrindinis koncentruojamės ties smegenėlėmis. Ir yra smegenų kamienas.
kuris yra atsakingas už dėmesį, koncentraciją, sąmoningumą. Ką padarė Monroe institutas? Jie padarė tinklelį. Vadinasi taip, į smegenėlės, neklauskite kaip, teks patikėti. Smegenėlėms yra siunčiamas gilus delta dažnis, tai yra miegas. Ir ta dalis, kuri yra atsakinga už mūsų fizinius pojūčius, už mūsų motoriką, ar ne, už informacijos ir dirgiklių priėmimą per fizinius pojūčius, tai sakoma, brangioji, eik miegoti. Jinai po truputėlį minga, raminasi, žodžiu, jūsų fizinis kūnas vis giliau ir giliau užminga. Ir labai dažnai su chemisink yra toks labai įdomus poveikis, kadangi ta dalis, kur yra atsakinga už sąmoningumą, jie yra siunčiami aukštesni dažniai. Kad jinai nemiegotų ir kad tas sąmoningumas išliktų ir kad jūs būtume budrus. Tai labai dažnai atsitinka toks dalykas, kas čia knarkia. Va tai grupė susirinko, ar ne, tik tai pradėjom klausytis pratimo ir kažkas jau knarkia. Ir po kurio laiko žmogus supranta, kad jis girdi, kaip jisai pats knarkia. Dėl to, kad kūnas iš tikrųjų miega, o sąmonė iš tikrųjų budri. Teko susidurti. Taip. Tai, tai yra nuostabus dalykas to būtent tinklelio. Ir sukuriama šita būsena, kai kūnas miega, o sąmonė budri. Tai yra nuostabi būsena, kurioje mes ir galime patirti, kad mes esame daugiau negu mūsų fizinis kūnas. Jeigu mūsų fizinis kūnas miega, o aš, tai, kas aš esu daugiau negu mano fizinis kūnas, yra budrus, sąmoningas, vertina informaciją, mano visi fiziniai pojūčiai yra atjungti, fizinės informacijos iš fizinių juslių aš negaunu, bet aš vis tiek kažką žinau, kažką suprantu, kažką pamatau, kažką išgirstu, kažką pajuntu. Iš kur visi šitie dalykai? Dėl to, kad aš esu daugiau negu fizinis kūnas. Ir tai yra labai harmoninga būsena, kurioje susijungia tiek jūsų kūnas, tiek protas, tiek sąmonė, tiek pasąmonė. Ir tai visa tai, kas yra daugiau negu jūsų fizinis kūnas, daugiau negu tiesiog biochemija, ir šioje būsenoje atsiskleidžia labai efektyviai ir labai gražiai. Ir būtent šitoj vietoj, kai mūsų sąmonė yra grina ir neįtakojama tų fizinių dirgiklių, mes galime pajausti, kad visgi mes galime išgyventi, patirti pasaulį aplinkui save, ne tik tai per savo 5 juslės. Kad informaciją mes galime priimti ir apdoroti daug įvairesniais būdais, negu kad tiesiog per skonį, lytėjimą, klausą, regą ir uoslę. Yra dar daugiau būdų tą padaryti. Nes aš esu daugiau negu mano fizinis kūnas. Chemisink šitą būseną, kai sąmonė miega, o kūnas sąmonė budrėjo, kūnas miega, jinai vadinasi Focus 10. Focus 10 tai jūsų pirma yra gilus atsipalaidavimas. Kūnas visiškai atsipalaidavęs, tai irgi gali būti, kad tiesiog žmogus užminga. Tai yra natūralu, kad kai šita motorinė dalis atsipalaiduoja, žmogus užminga, bet tai yra toks gilus ir atstatantis miegas. Jeigu, tarkim, mūsų sąmoningumas, ar ne, mūsų smegenys, jos labai dažnai žino, ko mums iš tikrųjų reikia. Ir būna, kad žmogus sako, atėjau į chemisink užsiėmimą, žodžiu, bet tai gerai išsimiegojau. Tuo metu dažniai vis tiek daro savo darbą. Ta prasme, kai jūsų sąmoningoji, tas kritiškasis protas miega, tuo metu dažniai vis tiek dirba. Tuo metu jūsų smegenys sinchronizuojasi, tuo metu jūsų sąmoningumo, ta žodžiu dalis, kur yra atsakinga už sąmoningumą, jinai yra aktyvi ir jinai veikia, tiesiog galbūt jūsų pasaulio vaizdas dar nėra pasiruošęs tam išgyvenimui. Už tai visos šitos grupės yra daromas bent jau po 2 dienas tam, kad visų pirma turėtumėte progą priprasti prie šitos būsenos. Nes, smegenims, kaip bebūtų kol kas, sinchronizuota smegenų būsena nėra įprasta.
šita būsena, mes esame įpratę veikti chaotiškai ir kažkaip prie to prisitaikome, žodžiu, išgyvename, o smegenys yra labai inertiškas organas. Ir joms kuo mažiau pokyčių, kuo mažiau veiklos, kuo mažiau kažko naujo, tuo joms geriau. Už tai iš kitos pusės, kai jos jau tam tikrą laiką įpranta veikti harmoningoje, sinchronizuotoje būsenoje, jos jau nori tą būseną kuo daugiau kažkur taikyti, nes mes išmokome, pripratome, per 2 dienas jos tikrai pripranta prie tokios būsenos ir mes netgi mokomės atkurti tas būsenas be hemisinko per ekskursijos programas, tam, kad, nes smegenys atsimena tą būseną ir gali atkurti net nebūtinai su ausinėm besėdint ir besiklausant. Tai, žodžiu, jeigu jūs užmigote besiklausydami pirmojo gyvenime savo pratimo, tai valio. Tikrai visiems, kurie užmiega pas mane grupėse, aš taip džiaugiuosi, nes labai dažnai žmogus, mes neturim progos normaliai pailsėti. Tikrai, mesgi bėgam, žodžiu, atsigulę vis tiek dar galvojam apie darbus, galvojam apie santykius, žodžiu, atsikeliam su tom pačiom mintim. O čia proga žmogui tiesiog kokybiškai ištilsėti. Bet jeigu idealiu atveju, tai rezultatas turėtų būti švari sąmonė. Besiklausant Focus 10, ką mes dabar ir klausysimės, šitos būsenos, kuri vadinasi kūnas miega, o sąmonė budri, tai toks idealiu atveju rezultatas turėtų būti jūsų švarios sąmonės išgyvenimas. Suvokimas, kad iš tikrųjų aš galiu informaciją priimti ne tik tai per savo fizinį kūną. Bet šitie kiti poveikiai, kaip gilus atsipalaidavimas ir atstatantis miegas, jie yra šalia. Jie įskaičiuoti į visą šitą procesą. Tai šitoj vietoj gal aš tiesiog norėčiau paklausti, gal turit kokių klausimų.